perinant prie, sakyčiau, darbinės konferencijos dalies, turime apgailestauti, kad kita konferencijos globėja, ponia Sandra Kalnytė, Europos parlamento narė, Europos parlamento Europos istorijų sutaikymo grupės pirmininkė, kuri turėjo būti šiandien čia ir daryti, ne tik pasveikinti mus, bet ir padaryti pranešimą, negalėjo atvykti dėl labai tokių trivialių priežasčių. Belgijoje vyksta streikas ir tiesiog lėktuvai neskrenda. Ir jinai negali atvykti, bet jai pavyko atsiųsti vėlgi sveikinimą video. Džiaugiamės, kad šiuolaikinė technika leidžia mums tai padaryti ir mes galime dalyvauti virtualiai. Ir tada išklausykime jos sveikinimo, jos pranešimo ir toliau tęsime mūsų konferencijos darbą. Aš matau, kad visi, kam reikia vertimo, jau susitvarkė su ausinėmis. Jeigu kažkas turi problemų, pakelkite ranką. Aš manau, kad prieis mūsų konferencijos bendradarbiai ar Seimo personalas, kuriam esame labai dėkingi už šitą pagalbą ir jums tikrai padės. Dabar kviečiame įjungti Sandros Kalnytės. Brangus konferencijos Vieninga Europa, vieninga istorija dalyviai. Šiuo metu Europa kartu apvienita politiškai, jie yra vieninga ir laisva, tačiau mes, europiečiai, turime suvokti, kad politinė valia būtina, norint įveikti geležinės uždangos paliktas pasekmes Europos gyventojų sąmonėje. Europos dalyse, kurios buvo atskirtos viena nuo kitos geležinė uždanga, buvo sunku kalbėti viena kalba apie vertybės, kurios mus vienyje, kurios mums padeda vieniems kitus suprasti. Dabar mes, europiečiai, labai dažnai vieni kitų nesuprantame. Prieš susivienijant visai Europai, europiečiai neturėjo nesusipratimų dėl karinės Europos istorijos. Paprastai tariant, visi suprastintai suprato istoriją štai kaip. Antrą pasaulinį karą pralaimėjo blogiečiai, laimėjo geriečiai. Vėliau vyko Prancūzijos ir Vokietijos susitaikymo procesas, kurio dėka buvo sukurta bendra Europos šeima. Tikroji istorija susijusi su geležine uždanga sukrečia šias dvi tiesas, kurias įsivaizdavo turėję Europos piliečiai, nes Rytų Europoje ir Baltijos valstybėse po 45 metų laisvė neatėjo į šias šalis, nes po nacizmo lygiai tokį patį totalitarinį režimą įvedė tarybinis režimas. Europa buvo statoma be mūsų, nes karą laimėję sąjungininkai paaukojo Rytų Europos valstybių laisvę ir Baltijos valstybių laisvę po Antrojo pasaulinio karo. Tarybų sąjungai. Oficialioji pokario Europos istorija visiškai nieko nesako beveik apie šiuos sprendimus, dėl kurių buvo padarytas didžiulis poveikis milijonams nekaltų žmonių, kurie buvo palikti už geležinės uždangos. Po Tarybų sąjungos žlugimo šie faktai išaiškėjo, tapo žinomi ne tik akademiniai bendruomeniai, bet ne visi vakariečiai tai suvokia. Apie nacizmą kaip blogį žino kiekvienas studentas ir moksleivis vakarų Europoje. Buvo sukurtas politinis, socialinis ir teisinis pagrindas, kurio dėka naujų totalitarizmo ideologijos formų Europoje sklaida buvo sustabdyta. Šiuo metu svarbu suvokti totalitarinio komunizmo nusikaltimų grėsmę ir praeitį, norint sutaikyti Europą. Ir norint, kad visi vieni kitus geriau suprastų.
Būtent todėl Europos Sąjunga turi suformuoluoti bendrą požiūrį į nacizmą ir totalitarinį komunizmą. Aiškiai nurodyti savo požiūrį į totalitarizmo, komunizmo nusikaltimus ir užtikrinti, kad visa vertis politinių, istorinių ir teisinių komunizmo nusikaltimų įvertinimas būtų nuosekliai skatinamas. Reikia užtikrinti tai, kad švietimą, tyrimus, atminties skatinimą, finansavimą ir visos Europos bendradarbiavimą šią temą. Baigdama norėčiau pakalbėti apie Hannah Arendt ir jos tyrimą totalitarizmo kilmė. Šiai mokslininkiai atrodo, kad totalitarizmas yra valdymo forma, kuri užkirto kelią politiniai veiklai, paversdama žmonės likviduojamomis socialinėmis rodinėmis grupėmis. Ji mus įspėja, kad totalitarizmo ideologija gali išlikti ir po totalitarizmo režimo žlugimo, ypač kai tik tokia ideologija regis galėtų palengvinti žmonėms gyvenimą politinių, socialinių ir ekonominių požiūrių. Europiečiai niekad neturėtų būti naivus ir niekad negalvoti, kad tai negali pasikartoti. Jeigu tai jau įvyko, tai gali ir pasikartoti. Visi puikiai turime suvokti tai. Štai kodėl istorinės žinios ir atminties skatinimas yra labai svarbus. Ir šios priežasties Europos parlamente buvo įsteigta Europos parlamento narių grupė Europos istorijos suvienijimui. Šios grupės tikslas suformuoluoti bendrą požiūrį į totalitarizmų ir režimų, įskaitant komunistinio režimo nusikaltimus, siekiant užtikrinti, kad šie visi režimai būtų vienodai vertinami ir kad jų aukos nebūtų diskriminuojamos. Norėdami pasipildyti savo žinias apie šios grupės veiklą, galite apsilankyti mūsų internetinėme puslapyje. Šis darbas turi esminės svarbos Europos ateičiai, nors jis yra susijęs su praeitimi. Linkiu Jums sėkmingos diskusijos šiandien. Mūsų užduotis sutaikinti istorinius naratyvus apie tiesą, nes mūsų karta turi sustabdyti, turi teisę toliau ieškoti tiesos.